Sveiki į mūsų naują vlogą atvykę. Mes keliaujame į Busaną, va, mūsų kuprinės sumestos. Taip. Esam dabar traukinių stoty vidury niekur. Jo, važiuojam iš Gangneungo ir dabar keliaujam. Turim vieną persėdimą, tai čia persėsim. Ir keliaujam su traukiniu Gyeongjo į persėsim. Busaną. Gyeongjo. Labai šiaip patogu traukiniais keliauti, aš tai bent jau rekomenduoju. Gali savo dirbti, piešti, muzikos klausyti, daug vietos. Tai sėdėjom, traukinį sėdėjom ir ruošiamės išlipti. Ir Julijai davė mergina raštelį. Taip, šalia sėdėjo mergaitė korėjietė ir man įteikė raštelį. Galiu parodyti, kas parašyta. Tai va, parašė mergina korėjietiškai ir tada angliškai per translate'ą išvertė. Tai parašė, kad jos vardas yra Jong Yoon Kim, ji 20 metų college studentė ir jai atrodo, kad mes backpackinam, bet jo svajonė yra apkeliauti pasaulį backpackinant. Tai sako, kad tikis, kad patiko Korėja, nėra gera angliškai kalbant, todėl duoda raštelį. Ir tikis, kad mums patiks mūsų likęs laikas Korėjoje. labai miela, tiesą pasakius, labai miela. Faina, kad tokį raštelį davė, dar nieks nedavė čia mums jokio raštelio. Tai pirmasis toks random visiškai interaction tiesiog. Ai ne? Nu jo, miela mergaitė. Aš norėjau ją nufilmuoti arba nupiešti, bet kažkaip atrodė, kad gali žmogui nepatikti, tai neužkalbinau, bet jį žmogus man parašė. Ir sulankstė net. Bullet train. Labai greitis. O kokius gražus. Nu va, išėjome, o dabar einame į metro ir nusigausim iki savo bookingo. Viskas aiškiai matosi per žemėlapį. Liko tik surasti, kur nusipirkti bilietus. Nu va, ir atėjom į savo viešbutuką. Toks mėgamasis. Visai erdvu palyginus su tuo, ką gavom Seule. Kažkai matos. Vaizdas. 14 aukšte. Telekas yra. Ir va čia turim dar dušą. Koks mažas. Dušą, kuris atrodo kaip pioniera. Čia va dušas. Čia gal galvą gali išsiplauti, tipo. Nu. Jaučiu jo. Visai nice. Nu tai va, ir esam spalvingajam Busanė. Man patinka šita Kia, labai juokinga. Dabar einam pavalgyti. Vis dar vyksta balsavimai ir visur iškabinti kažkieno tiesiog veidai. Politikų, man atrodo, numeris 1 pirmauja. Mačiau šiandien per žinias. Ne veltui numeris 1. Atsilieka numeris 2, ten tik tai keliasdešimt tūkstančių balsų. Tai jie čia gal pagal gerumą ir numerius gauna tu. Nu va, ir mūsų pietus pagaliau ilgai laukti. Kažkoks jautienos baulas su sriubyte, kiaušinių, net gerimuką va kokį pridėjo juokingą. O čia užsisakiau, tai rašo vertėjas, kad čia yra sidras tipo arbūzų. Tai 0,01 promilės turi. Tai gal ir teisingai išvertė, bet šiaip skanus kaip limonadas. Nežinau, kodėl jis tą 0,01 promilės turi. Nu, prisivalgyti. Maistas labai skanus, kokybiškas, šviežias. Sumokėjom 13 eurų už 2 porcijas. Tai gan pigiai, sakyčiau, dar čia apsisukom. Nes dažniausiai būna vidutiniškai 20 eurų porcija. 2 žmonėm pavalgymas. Dabar einam žodžiu pasivaikščioti, tiesiog po miestą pažiūrėti. Šiandien ramiai, neskubam,
nes biškį išvargino gal kelionę. Turim daug dienų Busane, tai po biškį ir pasižvalgysim. Kol kas čia labai siauros gatvelės ir kažkaip atrodo, kad čia paskui naktinis gyvenimas virs, tai pamatysim, kiek čia jie aktyvus. Tokia policijos mašinikė. Hyundai. Einame link parko. Čia va, daugiau jau tokių aukštų pastatų visai palyginus su Seulu. Ir labiau toks kaip miestas atrodo. Daugiau judesiuko. Tai biški jaučiasi kontrastas. Daug visokių va. Kažkiek iš viso. O ne? Ai, vonios parduotuvė. Čia gal koks gyvenamasis rajonas. Aha. Nu, cool. Gražus jau park. Nu va, ir atėjom į parkelį. Pasivaikščioti. Nu, toks pakrantė. Kaip palei nerį. Gan plati, gal labiau kaip Kaune. Įsidedi kojytes. Tavo tašė užkristų ant tavęs. Oi! Nu, kaip jausmas? Kraujas į smegenis subėga. Wow! Kažkaip reik švelniau, man atrodo. Bet labai įdomu. Laikyk savo korpusą. Nežinau, ką čia būtent treniruoja, bet kažką treniruoja. O. Žodžiu, atėjom, čia yra dviračių nuomos punktas. Nemokamas. Jo, nemokamas, bet nebedirba. Paaiškėjo, 10 minučių per vėlai atėjom. Tai gali va dviratį nemokamai pasiimti 2 valandom ir važinėti. Fainai kaip nemokama paslauga. Ir visai geri dviračiai atrodo. Teks eit pėsti. Kokie įdomus guminukai va, lyčių skonio. Toks. Nu, tikrai kaip lytis. Kaip lytis. Su viduj tokiu kaip įdaru. Jo. Skanu. Nu jau ir vakaras atėjo, o dabar bandom eiti į barbecue. Jo. O, atėjom į barbecue. Kiaulienos. O, yra vietų. Bandom. Ar yra 2? Jau čia. Tai va čia užsisakom tada per šitą aparačiuką. Ką čia dar paėmus? Mums reikia užsisakyti 500 gramų mėsos. Minimum. Gal parkripsiu? Aš jai sakau, o ryžiai bus ir jį pradėjo juoktis, tai turbūt bus. Žodžiu, čia parašyta kažkas, bet čia nieko nesuprasi tiesą pasakius, kas čia parašyta. Tai močiutė mums kažką suspaudalio ir tiek. O va, atsisėdam, net nespėjom užsisakyti ir tiek va prinešė Paaiškink, viską. kas čia per dešra. Jinai Bet šilta kokia, atrodo. jaučiu kept reikia. Žodžiu, visko prinešė ir net neužsisakai. Tai kas tada, jeigu ateini pažiūri į darių ir sakai, nema netinka man čia ir nori išeiti, tai nelabai jau ir išeis. Padėjom. Žodžiu, Šefas. įsisakėm šmotų dalėkėm. O, paėmė. O, kaip skaniai. Gerai, turim kimčį, čia kažkokį deštrų turbūt. O, ir kepėsi tavo. Sveiki, busaniečiai. Naujas rytas. Ir jau diena. Aš jau pasidariau nagus. Julieva pasidarė nagučius. Taip, mėlynus. Kavai. Labai mielus jau. Vaikštam toliau po Busaną. Karšta visai. Jo, visai kaitina, mes esam netoli byčo. Ir dabar, žodžiu, einame iki byčo. Ten.
Kaip čia visai kitaip miestas šitas atrodo. Labai daug veiksmo. O čia siauras labai gatvės, daug kas pešiom. Nepalyginsi su Seulu. Ne, Seulas toks ramesnis atrodo, o čia... Seule visai kitas jausmas, čia tai toks jaučias, kad tos tamiestis, žiūrėk, išeisim greitai. Bet ir šiaip labai viskas labiau suspausta. Atėjom į Hyundai Beachą. Ir Hyundai. žodžiu, čia vyksta smėlio skulptūrų paroda pasirodo. Atrodo kaip piramidės iš to. Nu, Balandžio šitas koks didelis. Birželio 3 rašo. Čia susijęs su rinkimais. Nu, žodžiu, ne šiaip nekaltos smėlio skulptūros, o su žinutėmis. Balsuokite. Nu, tai tu kažkur esi ties pusė skulptūros. Nu, Kaip 2 tomai. nu kaip 3 kokie. Manau. Labai Aukšta. kaitina saulė. O, O čia šitas turbūt miesto panorama, wow. laivas net padarytas. Eik tu savo. O čia tai gigantiškai. Kokio dydžio? Mergaitės filmuojasi. Klaida ir viskas subirė. Wow. Einam toliau. Ir žmogų visą čia padarė. Labai gražu. Einam ir mes Man čia nulibysim įspūdingiau negu ledas skulptūra. vieną. Nu. Vienas žmogus padarė. O čia kanadietis. Viskas susijęs su Busanu. O šitas koks Hyundai fainas. Air. Ir pingviniukai kažkaip. Lėktuvas. Wow. O beisbolas. A. Matai, net turi savo rėmėjus tas lotė, man atrodo, čia tas burgerių vieta. Koksai švyturiukas. Wow, kokia panorama. Nu, gražu. Ten matos paplūdimys va su tiltu. O dabar atėjom į kavinę. Tokią visai cute. Va, pasiėmėm gėrimų ir sėdėm, žiūrim, kaip važinėja mažytės kapsulytės. Čia yra labai populiari Busano pramoga, tai mes ją irgi važiuosim, tik ne šiandien. Aš žinau, cute. O, kaip tik važiuoju. Įapinimo išsiskundimo laikas. Tai žodžiu, buvo Julija klinikoje prieš savaitę, biškį apsirgusi, tai pasidarė tyrimus. Ir klinikoje nešnekėjo angliškai jie, šnekėjo tik korėjietiškai per vertėją. Bet sakė, kad atsiųs rezultatus tyrimo į jos numerį telefono ir viskas ok. Mes palikom tą miestą ir galvojom atsiųs. Kaip nėra, taip nėra. Tai pabandėm paskambinti. Jie nešneka angliškai, su mumis šneka korėjietiškai, o mes su jais angliškai. Ir nieko jie nepasako. Tai gerai, galvojame, mailą parašysim.
L-paštas klinikos neveikia. Tada gerai galvoju, yra jų tas appsas Kakao Talk, tai atsisiųsiu jį, užsiregistruosiu kaip WhatsAppas ir per ten parašysiu. Negaliu, nes neturiu korėjietiško numerio, su malaizietišku man kažkodėl neveikia. Lietuvišką bandžiau, irgi neveikia, nepriema. Tai gerai, galvoju, tada ką padarysim. Nueisim, paprašysim į kitą kliniką, kad paskambintų ir pavertėjautų tiesiog. Atsisakė. Tai kaip gauti tyrimų rezultatus, aš nežinau. Galim važiuoti į kito miesto tiesiog ir pasiimt. Nežinau, reikia asmeninę vertėją. Žodžiu, mes čia valandą vaikščiojom ratai, susiraukę ir biškį subiesino jau tokią situaciją, kad nieks nešneka angliškai. Tai kaip susikalbėt žmogui angliškai, mes korėjietiškai tai nemokam, tai kodėl jie šneka su mumis tiesiog korėjietiškai, jeigu jie supranta, kad mes nemokam. Žodžiu, tai va. Esam kažkur tiesiog vėl tarp daugiabučių. Važiuojam iki namų, pailsėt, nusiresetint. Bdėjitas po minutės vaikščiojimo, išsiskundžiau, išsiliejau, pamatėm vaistinę, užsukom čia į vaistinę po minutės ir moteris, mergina, kalbėjo angliškai ten. Tai paprašėm, kad paskambino ir išsiaiškino, kad Julijai viskas va gerai ir neturi problemų. Va, kaip sumanifestuota tiesiog. Negaliu patikėti, kad pavyko. Juokinga. Nauja diena. Nusikatino kažkur vakar random. Dabar jau diena, papietavom, žodžiu. Nerodysim čia kiekvieną dieną to maisto. Skanusis visur. Pagulėjai pliaže? Jo, pagulėjom pliaže. Dabar einame, žodžiu, į šunų kavinę. Šunų kavinę atsigerti gėrimą. Parodysim jums, kaip atrodo šunų kavinė. Kas eina gėrimo atsigert, kas eina šunų paglostyt. Vakar dar nuėjom į kiną vakare korėjietišką. Ne korėjietišką. Korėjietišką kiną, bet nuėjom į šitą. Į The Backrooms. Jūs jau buvo filmą, tai Tomas labai išsigando. Jo, buvo baisu. Žodžiu, tai va. Tai gražus tas Busanas. Ką žinau, kinas buvo fainas. Dabar reikia surasti tą kavinę. Tai kaip jūsų šiandien nuotaika, pasakykit. Aš jau persivalgau, dabar tik 2 valanda dienos. Sunku labai su maistu. Tiek prikrauna, kad tu tipo suvalgai ir tada pajauti, kaip tau kikina. Kaip tau duoda į pilvą. Jo. Man net nežinau, nebūna apetito jau vakarais, nes tiek tiesiog prisivalgom dieną. Taip. Ką žinau, skanu tai ir valgai, bet kažkaip jau tikrai per daug. Atvo kokio dydžio dangoraižis priekyje. Va, esam vėl prie byčo. O čia va prie mūsų šitas dangoraižis. Gali pakilti į apžvalgos aikštelę va ten kažkur. Ir atsigert kavos aukščiausiam Starbuckse. Jo. Nežinau, ar darysim, bet tiesiog dėl žinojimo. Va, ir atėjom. Kuku. O koksai. Bet labai jau svori. Kokia stovi. O čia dar yra. Tas turbūt storiausia, kokius esu mačius. Nu. Kas tas pabaisokas? Kaip iš Backroom'o. Nu, parodė. Kas čia per iškalus? O, koks mėliukas.
Nu, toksai. Mutavęs kažkoks. Nu ir bačko. Tos pilvus iki žemės. Eik. Biški peršerti. Tai faktas, sakau, nesąmonė, kad čia žmonės gali šerti kiek jie nori. Nesveika, žiauriai. Bet dar gauna savo tradicinį maistą. Bet tai va tam padėjo tenai prie nosies, jis net nežiūrėjo. Nes jie peršerti. Net nereaguoja į maistą. Eik tu. Storuliukas. Nu tai va, tokia ir ta kavinė. Biški stori šunys. Peršerti visai. Jo, biški Man peršerti. net nelabai jie įdomu šitą, tai tikrai galima skipinti, manau. Ja, nu tai tiesiog praleis laiką iki kol mes eisim į kapsulės dabar važiavom. Ir tiek. Bet nemokamai tiesiog gėrimą nusipirkė. Nu ir atvykom dabar į Sky Capsule. Čia bus Anata populiari pramoga. Einam, surasim kur reikia. Let me take a picture please from the center. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Vat ir prisėdom. Vėžlio greičiu. Tai turim pagreitėti kažkaip. Čia davai tik sulėtėja. Nu, pažiūrėsim. Tuoj turim įsibėgėti. O. O kokį greitis. Biški gaziuko. Atvažiavom. Štai ir atvykome. Nesakyčiau, kad pusę valandos, aš pusę valandos eiliai laukiau, tai nežinau. Trumpiau kokių 15-20 minučių gal. Atiko? Šiaip smagu toks pokytis nuo gondolų ir nuo keltuvų, tai pirmą kartą, kai važiavau, toks mini traukinukas privatus. Jaukiai. Vieno karto užtenka. A dabar važiuojam namo. Trumpam. Julija nuėjo namo pafilmuoti reelsų, tai dabar eisime vieni. Ir pasiėmiau kažkokį koldūną. Tai paragaujam kartu. 5 koldūnai, 6500 pinigų. Davė dar kažkokius čia ridikėlis. Verta buvo nusipirkti, labai skanus.
puikus užkandis, dabar einame iki paplūdimio kito, kur vyks dronų šou. Toks va dalykas, pirmą kartą pažiūrėsiu dronų šou. Reikia nusigauti. Didelis labai miestas. Daug dangoraižių, daug žmonių. Geras oras, dabar prasideda pas juos vasara. Tai kol kas apie 30 laipsnių būna dienomis, biški vėsiau, bet jau vasaros vidury turėtų būti karšta, kad nerekomenduoja jie keliauti vasaros vidury, sako, per karštą. O pažiūrėkit, koks azijietis. Nu va, atėjau dronų šou stebėt. Žmonių labai daug susirinko paplūdimy. Labai gerai eismą reguliuoja, va. Net atidarė vieną kelio pusę, kad galėtum tiesiog eiti ramiai ir praeiti. Nes žmonių tai labai daug. Nu jo, žmonių tai kosmosėlis, kiek čia daug dabar. Baigėsi šou. Pilna žmonių visur. Tai va, žodžiu, einu dabar bandyti surasti autobusą ir parvažiuoti. Šiaip labai fainas dronų šou, patiko. Nemačiau realiai tokio nekarto gyvenime dar, tai naujiena. Atrodo sunku padaryti tokį dalyką. Tai va, tai šiam vlogė būtų tiek, manau. Ačiū, kad žiūrėjot. Pakomentuokit, pasubscribinkit, palaikinkit arba padislaikinkit, kaip jums patinka. Ir iki kito vlogo, kuris bus vis dar Busano mieste. Tai va, iki.